Akmuo kažkur va šitoj vietoj buvo. Čia šaltinis. Ir čia yra Šventosios Ąžuolijos laukas. Va šitas visas yra. O čia Šventoji Ąžuolija ir čia visur jisai. Suskaldė akmenį. Tai į šitą pusę negalėjo vilkti. Tai akmuo parodysiu, kur yra skaldytos, suverstas akmuo. Tai mūsų šiandien ir yra visa tas, kad mes, svarbiausias dalykas, aš norėjau, kad ir tu dalyvautum, kad būtent mes tą akmenį pažiūrėsim. Reikia atstatyti visą praeitį. Jei Mačiulis mums paliko žinutę, mes ją suradom ir mes turim ją perduoti ateities kartom. Tai mūsų yra šventas uždavinys dabar. Taigi, šių metų lapkričio 2 dieną, sekmadienį, per pačias vėlines Arvydo sukviesti, išsiruošėme į žygį, praeities beieškant. Ir nenumanėme, ką mums pavyks atrasti. Metais tas akmuo aprašytas. Va, skirk klaustuvą. Rimai, va, yra 2 ženus ir mes turim surinkti maksimaliai tas akmuo. Jisai buvo 2 metrai ant metrą. O, čia vėl akmuo. Tai tas pats viskas. Šalia 100-metės eglės iš samanų kyšojo tik keli akmenėliai. Bet juos pajudinus, iš nebūties kilo vis daugiau ir daugiau prieš 100 metų suskaldyto akmens nuolaužų. Lietuvos laisvės armijos kario Aleksandro Veverskio eilių ištrauka Grįžta vėlės. Ir kas metai rudeniui atėjus, darganas, kai atpučia šiaurys, aplankyti mūsų žemę vėliai kviečia ūkanotas lapkritys. Ir į tėviškes keliauja vėlės iš galaktikų, iš tolimų, paliudėti nori čia atėję prie ugnelių mūsų uždegtų. Gera buvo pabūti kartu nuostabiame gamtos prieglobstyje, šalia Armenos upelio. Ir tik žinodami praeitį, mes kartu vieningai galėsime kurti Lietuvos ateitį.